Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandien noriu parodyti pavyzdį, kaip nusišneka arba nusikalba mūsų aukščiausi šalies vadovai. Dabar, sprendžiant aktualius klausimus, madinga išeiti į plačiausią auditoriją, tai yra televizija, ir kalbėti apie neva cancel kultūrą. Mes sakom, kad cancel tai yra kultūra, jeigu tiesiogiai paimti, kaip mes nusikalbam. Iš tikrųjų, žodis cancel, jis reiškia uždarimą, užčiaupimą arba kažkokį sustabdymą ir mes sakom, kad tai yra kultūra. Jeigu jau taip mėgstam tą svetimos tautos žodį, tai jau bent pagalvokit ir sakykit, kad tai yra cancel antikultūra. Nes cancel yra neigiamas žodis, kaip ir sakiau, apie uždarimą, užčiaupimą arba kažkokį sustabdymą. O kultūra nebūna gera arba bloga. Kultūra yra skirtinga. Mūsų identitetas tame tarpe kultūrinis yra skirtingas. Todėl, sakydami cancel kultūra, mes sakom visišką nesąmonę. Jeigu žmogus nori užčiaupti kitą žmogų, mes juk nesakom, kad tai kultūringas agresorius, ar ne? Jaučiat skirtumą, jeigu aš taip sakyčiau, koks kultūringas agresorius? Reiškia, taip, tai yra pozityvu. Bet mes taip nesakom, todėl kad tai būtų nusišnekėjimas. O kai kalbam apie globalius, tautai aktualius dalykus, mes sakom cancel kultūra. Cancel kultūros nėra, yra antikultūra. Ir bendrai, jeigu lietuviškai pasakyti, tai yra kultūros nebuvimas arba antikultūrinis dalykas, arba neišmanėliškas, arba prasčiokiškas, arba dar kaip nors. Bet jokių būdų cancel mes negalim atnešti iki kultūrinio lygmens, kur dalyvauja jau tautai labai svarbus identiteto dalykai. Todėl tie žmonės, kurie išgirdę kitos tautos žodį puola ant kelių ir užsimerkia prieš tūkstančius savo tautos kalbos žodžių, jie yra tiesiog vergo sąmonės. Todėl mes siūlau visiems žmonėms neiti paskui, mes juk žinom, ką mes kalbam. Mes galim pasakyti, kad tai yra beraštis, tai yra nekultūringas, tai yra kultūros nebuvimas, tai yra neišprusimas arba dar kaip nors, bet ne cancel kultūra. Tai ačiū už jūsų dėmesį, o nusišnekam ir nusikalbam, tai yra lietuviškas žodis ir tai visiškai aiškiai parodo, kad kalba, nusikalbam, kalbam į save, reiškia turim savo daromą poveikį kalbėdami ir tai tik patvirtina, kad žodis buvo pradžioje, nes žodis stato realybę. Tai cancel nėra, bet jeigu mes kalbėsim, kad cancel yra kultūra ir taip stipriai nusikalbėsim, tai kažkada daisim ir iki to paties cancel, tik jau tai bus lietuviškai. Ačiū.